Dažniausios klaidos ruošiantis istorijos egzaminui. Pirmas dalykas yra paviršutiniškas mokymasis. Daugelis tiesiog bando iškalti datas ir faktus, bet nebando suprasti, kodėl tai vyko, kokias pasekmes buvo ir panašiai. Jeigu, pavyzdžiui, mokaisi apie ATR, tai išmok viską konkrečiai ir bandyk savais žodžiais atpasakoti, kas ir kaip įvyko. Antras dalykas yra silpnas šaltinio analizavimas. Istorijos egzaminuose yra labai didelė dalis užduočių susijusių su šaltiniais ar karikatūroms, taip pat dar kartais ir žemėlapiais. Dažnai yra klaida labai perskaityti viską paviršutiniškai ir neatskirti autoriaus pozicijos, karikatūros ar šiaip konteksto. Tad pavyzdžiui, įėjęs į puslapį Istorija tau, gali susirasti daug šaltinių, kurie yra jau labai gerai išnagrinėti ir bandyti suprasti, kaip tai veikia specifiškai, gali labai gerai perprasti tą visą nagrinėjimą. Trečias dalykas – neatsakoma yra tiksliai į klausimą. Mokiniai tiesiog kartais rašo viską, ką žino apie tą temą, bet neatsako tiksliai į klausimą. Pavyzdžiui, jeigu klausia kažkokios priežasties, tai ir reikia parašyti tik priežastį, o ne kažkokias pasekmes, ar šiaip bendrą aprašymą, kas yra tai. Todėl nes tai tau visiškai neduos jokių pridėtinių taškų. Ketvirtas dalykas – kartais atsakymus gali susirasti būtent savo egzamine. Pavyzdžiui, visiškai nežinai, bandyk spėti, nes tavo taškai tikrai niekuom nenukentės ir tu kartais labai gali atrasti visus atsakymus tiek, pavyzdžiui, nagrinėjant šaltinius, tiek šiaip iš testinių klausimų. Penktas dalykas yra labai chronologinis painiojimas. Labai gerai, kai mokiniesi datas, žinoti viską tiksliai, kas po ko eina, nes dažnai būna tiesiog duota, pavyzdžiui, testiniuose klausimuose ir tu turi parašyti, kas pirmesnis ėjo, kas antresnis ėjo ir taip vat būtent atsakyti į tos klausimus. Tad puikiai gali susirasti daug konspektų internete, juos įsikelti į Astra.jei ir pagal tai spręstis daug testukų, paprašyti, kad ir tau sukurtų podcastą, kad tu viską galėtum savo ausise klausytis ir pasakoti ir puikiai išsinagrinėti visas tas temas.